Gerai, tuoj. Sekundę. Gerai, tai ką, sveiki visi. Aš pristatysiu labai trumpai. Esu Simas Kužinskas ir būtent partneriauju, jūs tikriausiai pakvietė Andrius, Modestas, arba Tomas, arba Artūras. Irgi mes partneriaujame būtent šiandien būtent yra labai superinė tema. Mes nekalbėsim apie vitaminus, mes nekalbėsim apie dantų pastas ir panašiai, o paprasčiausiai kalbėsim apie tokią temą, apie kurią tikriausiai dar nesat girdėję. Ir pamatysit, kokios yra potencialios galimybės šiuo metu būti pirmiems ne tik Lietuvoje, bet ir Pabaltijos šalyse, ką jūs būtent galit pasiekti. Aš kalbu ne tik apie piniginius dalykus, aš kalbu apie pripažinimą tos pačios kompanijos, apie bonusus, automobiliai, kelionės ir panašiai. Manau, kiekvienas to norim turėti. Ir būtent pamatysit, ką realiai per labai trumpą laiką, ką jūs galite pasiekti. Dabar, pavyzdžiui, Kalėdos už 3 savaičių jūs galite nerealiai daug pasiekti. Ir aš būtent parodysiu per tą trumpą laiką maksimalius rezultatus. Tai būtent eisim iš eilės, gerai? Įsivaizduokit dabar, kiek iš mūsų naudojam telefonus, ne? Mes turim kažkokius tai smartfonus, ne? Tai yra išmanieji telefonai, androidai, tabletės, planšetės ir galiausiai elektra, be kurios mes negalim gyventi. Ne? Yra tokie dalykai, kurie gyvybei labai svarbus. Ne? Ir įsivaizduokit, kad dabar telefonus šiuo metu yra 5 milijardai vartotojų, kaip Žemėje yra 7 milijardai žmonių. Jeigu kalbant apie elektrą, manau, kad be elektros, nežinau, galbūt Afrikoje ten kažkiek dar gyvena žmonės. Bet kaip jūs įsivaizduojat, be elektros kiek žmonių gyvena? Įsivaizduokit, kad jūs būtent turėdami, ne, kaip sakyt, 2 didžiausias industrijas, jūs galit turėti nerealias pajamas. Įsivaizduokit, šita kompanija, ne, yra sukūrusi, turbūt pasaulyje dar nėra alternatyvų, kai mes kalbame būtent apie šitas 2 industrijas. Ir duoda galimybę su šitais 2, kaip sakant, jeigu taip bei trumpai, ne, kalbant, be vitaminų mes galim išgyventi, ne, mes galim pasirinkti pas vienus eit, pas kitus. Čia, ką mes tau parodysim, to dar niekur nėra. Rolka. Kaip čia apie ką bus? Rolka, nežinau tavo vardo, Rolandas ar kaip, bet pabūk dar 5, iki 10 minučių ir sužinosi, apie ką čia būtent. Apie ką eina kalba. Liuks. Tai va, aš labai trumpai pereisiu, labai trumpai apie pačią kompaniją. Nežinau, galbūt daugelis dar nėra girdėję, bet būtent World Global Network, ne, yra viešoji kompanija, jinai yra korporacija, tai yra labai rimtas dalykas, ne, jeigu kažkas tai yra skaitę, ką reiškia korporacija. Ir įsivaizduok, kad turime 6 ofisus, ne, Singapūras, Amerika, Londonas, tai yra Anglija, Italija, Kinija ir Rusija. Ne? Ir būtent, nežinau, dabar bus arba gruodį, arba sausį, mūsų pati kompanija išeis į Londono akcijų biržą. Ne? Jau labai greitai paskelbs tas datas. Ir žodžiu, mes kalbam apie kompaniją, kuri per paskutinius metus, ne, jinai įsteigta buvo 2011 metais pabaigoje, per paskutinius metus jie padarė $100 milijonų apyvartą. Ne? Kalbant taip skaičiais. Tai mes kalbam ne apie mažą kompaniją, bet mes kalbam jau apie didelius mastus. Dabar pažiūrėkime iš kitos perspektyvos apie pačius produktus. Ne? Kadangi pati kompanija specializuojasi į technologijas, būtent į mobilias technologijas. Daktaras, ko man vaizdo nerodo. Daktaras, aš nežinau čia nuo ko atėjai,
Visai nerodom vaizdo, ta prasme, nerodo jokių skaidrių. O kiti matot? Andriau, matai? Jo, matau, kad visi mato. Tai daktaras turi kažką pasižiūrėti. Kai tavęs prašė tenais, kai įvedė vardą, ten prašė tavęs tokį išmetę allow arba deny, tai gal tu paspaudai deny ir tau dabar nerodo. Bet gali pereiti iš karto vėl per naują paspaus nuorodą, kad ateiti į šitą kambarį ir būtent kai išmes per naują prisijungti jo, išmes tą lentelę, paspausk allow, tada turėtų matyti viską. O jeigu kas įrašas bus? Tai va, pereisiu toliau testą, ne? Tai būtent World Global Network, jinai specializuojasi į mobilias technologijas. Tai yra dalykas, be kurio šiandien žmonės negali gyventi. Ir pačius produktus jie kuria dizainą patys, tai yra Italijoje, ir jie gamina patys, tai yra turi gamybas Kinijai. Ir visos technologijos yra patentuotos. Ir būtent atskleisiu jums šiek tiek vėliau, po poros minučių, atskleisiu būtent, kokį mes privalumą turim prieš bet ką, ko dar niekas neturi. Ir ko neturės, nes tai yra užpatentuota. Pati kompanija turi pačius aukščiausius standartus, ir daugelis turbūt žinot Direct Selling Association, tai yra tiesioginių pardavimo asociacija, kuri yra būtent Amerikoje, kuri žiūri kompanijos skaidrumą, žiūri, kaip viskas vyksta, tiek teisiniai, tiek piniginiai reikalai, finansai ir panašiai. Ir būtent mes esam iš DSA, iš vieni iš narių. Kitas dalykas, praeitais metais būtent Singapūro verslo federacijai būtent irgi tapome nare. Ir dabar, jeigu kai kurie iš jūsų domėtės verslu, tai yra vienas iš pagrindinių verslo, kaip sakyt, verslo šalių, kur kūrėsi pagrindiniai ofisai. Pats kompanijos prezidentas Fabio Galdi, italas, ir jisai, kaip ir pažiūrėjus metus, jis yra gan jaunas, 41 metai, o jau pasiekęs nerealius dalykus kompiuterinėje sferoje. Ir greitų metų išleis dar tokį vieną, kaip sakyt, mobilios technologijos, kaip sakyt, išradimą, apie kurį per pasaulį labai greitais nuskambės. Ir mes būsime vieni iš tų, kurie mes tai turėsime rankoje. Pats Fabio Galdi praeitais 2012 metais jisai buvo irgi nominuotas kaip top 5 vadovų kompanijos, būtent iš network marketing kompanijų pasaulyje. Ta žinoma irgi galima pasigūglinti, jeigu, kaip sakyt, nori daugiau informacijos, arba jeigu reikia daugiau, tai galit kreiptis pas to žmonės, kurie būtent jūs pakvietė, jeigu kalbant apie tą oficialią informaciją. Ir būtent pačios kompanijos yra misija, kad žmonėms, kaip sakyt, padėtų, kad žmonėms būtent padėtų, per tos revoliucinės verslo, galimybės, būtent tiesioginių pardavimų industrijoje, kad padėt žmonėms pagerinti jų gyvenimą. Ir būtent yra 5 labiausiai augančios industrijos šiuo metu ir jų tendencija, jų kryptis kyla stabiliai ir sparčiai. Ir mes esame toje pačioje, kaip sakyti, šerdyje, to viso vyksmo. Tai būtent yra tiesioginiai pardavimai, mobilios technologijos, mobilios reklamos, būtent video komunikacijos ir atsinaujinanti energija. Tai yra multimilijardinės, kaip sakyt, multimilijardinių dolerių ta rinka. Ir būtent įsivaizduok, kad iš šitų visų 5 industrijų vienu metu tu gali uždirbti nerealius pinigus ir labai labai greitai, nes visi atsiskaitimai vyksta sekundės tikslumu.
Tai kaip viskas prasideda, nežinau, ar kažkas turėtų kažkokių, ar tai verslų, ar panašiai, bet patys žinot, kad norint uždirbti daug, reikia, kaip sakyt, labai daug pardavimų padaryti. Tai būtent per World Global Network jie patys yra sukūrę sistemą, kad pačiam daug pardavimų nereikia padaryti. Tiesiog reikia turėti tvirtą komandą 2 žmonių. Tai būtent tavo partneriai. Taip kaip kurtum savo kompaniją, tai jeigu tau reikėtų 2 viceprezidentų, žinoma, tau reikėtų lyderių, kurie būtų aktyvūs, kurie darytų, kurie nebijotų dirbti ir, kaip sakyt, kurie norėtų daug užsidirbti, ir būti, kaip sakyt, ir pripažinti kitų. Tai o jeigu kalbant apie tiesioginius pardavimus, tikriausiai visi žinom, kad tai yra sparčiausiai auganti industrija ir būtent šiuo metu tai yra 177 milijardų dolerių būtent apyvartos metinis vyksta. Ir įsivaizduoju, kad dabar šiuo metu šios 2 rinkos, kurias dabar būtent pasakysiu, jos yra pačios turtingiausios rinkos pasaulyje, kurias jūs turit dabar savo rankose, kurias jūs dabar pamatysit. Ir būtent apie ką mes kalbame, tai 2 pagrindinės sritys, tai yra mobilios technologijos, telekomunikacijos ir reklama, bei būtent kalbama apie atsinaujinančią energiją, tai yra saulės energija. Čia, žodžiu, kas liečia apie video, jums suteiks visus video būtent žmonės, kurie jūs yra pakvietę, yra YouTube'e, yra tikrai nemažai informacijos, pateiks jums tos video, pažiūrėsit. Būtent jeigu kalbant apie video komunikacijų kambarius, ką jūs gaunate, būtent tai, ką jūs matote, čia yra video komunikacijų kambarys, kuriame aš galiu talpinti iki 1000 žmonių, gali žiūrėti šitą būtent prezentaciją. Galime daryti videokonferenciją, kad matytume vienas kitą. Skype to neišeina, ten iki 10 žmonių, Google Hangout irgi iki 10. Čia galime talpinti 32 žmonės, su kuriais galime bendrauti video. Būtent video e-mailai, galima pasidaryti video, išsiųsti kaip e-mailą, žmogus atsidaręs, paspaudžia, žiūri video. Jokių nereikia nei rašyti nieko. Kitas dalykas, nesupratau. Jūs, jeigu turit klausimus, man rašykit, aš paskui atsakysiu, gerai? Nes aš dabar negaliu koncentracijos numesti. Būtent dar vienas superinis dalykas, ką mes turim, tai yra skambučiai į visas pasaulio šalis, būtent į mobilius arba į tos naminius telefonus, tai yra nemokami skambučiai po visą pasaulį. Tai būtent ar per kompiuterį, arba per savo mobilų telefoną. Dabar įsivaizduok, kompanija turi Diamond Pad ir World Phone, ir įsivaizduok, kad turime aplikaciją, sistemą, kai naudodamas į savo telefoną, kuriuo mes naudojamės kiekvieną kartą, tu gali uždirbti pinigus. Įsivaizduok, dabar televizorių žiūrėdami, ne kiekvienas žmogus mato, 100% ne kiekvienas žmogus mato reklamą. Radijo ne kiekvienas mato, laikraštėje ne kiekvienas mato. Kur žmonės galėtų pamatyti 100% reklamą? Kur? Visi naudoja telefoną. Žmogui skambinant, ką jisai daro, jisai pakelia telefoną, jisai žiūri, kas skambina. Įsivaizduok, kad čia atėjus skambučiui, yra įdiegiama aplikacija, ir žodžiu, tau skambina ir tu matai reklamą. Yra būtent išnaudojamas tas plotas. Tu matai reklamą, tu reklamą atmeti ir tada priimi skambutį. Tu už priimtą skambutį arba atidarytą žinutę, tau ateina pinigai. Kiekvieną kartą, kai tau skambina ar ateina žinutė, tu priimi, tau ateina pinigai. Ir aš būtent po kelių slaidų parodysiu, kaip tai yra padaroma ir kiek gali uždirbti kiekvieną dieną.
Tai va, aš būtent čia perėjau. Dėl telefono tai nebūtinai turi būti kompanijos, tai gali būti išmanusis telefonas, Samsungas, ar ten dar kažkas, ar Androidas. Žodžiu, turi būti išmanusis telefonas, ne, ten touchscreenas, ir jūs galit naudoti aplikaciją, kuri yra, kaip sakyt, gali būti visam gyvenimui. Jeigu aktyvi naudojama, jūs kiekvieną kartą uždirbsit pats nuo skambučio, ne? Ir būtent bus žmonių, kas norės irgi naudotis, jūs uždirbsit kaip sakyt, nuo tos visos apyvartos. Irgi būtent parodysiu po poros slaidų, kaip tai galite padaryti. Vėlgi, Video Ad Cash, tai būtent tai yra sistema, per kurią uždirbate pinigus per savo mobilias technologijas. Irgi būtent parodys žmonės, kurie jūs pakvietė į šitą webinarą. Dabar pakalbėkim trumpai apie tikriausiai galingiausią, ne, ką šiuo metu galime turėti. Tai yra būtent apie atsinaujinančią energiją, industriją pačią. To dar niekas nėra darę ir tai mes jau vykdome, jau yra vykdoma ir žmonės gauna nerealius pinigus. Žmonės gauna pripažinimą, žmonės keliauja, žmonės gauna bonusai mašinos ir panašiai. Žodžiu, yra nerealios galimybės. Ir mes turime nerealias galimybės Lietuvoje, Pabaltijos šalyse ir kitose šalyse ir panašiai. Taip kad toliau. Žodžiu, įsivaizduok, kad tu uždirbi pinigus, ne? Kiekvieną kartą, kai pasaulyje yra įžiebiama lemputė. Ar gali tai įsivaizduoti? Apie ką mes kalbame? Apie pačią brangiausią valiutą, tai yra elektra. Šiaip nėra telefono Android. Squares, nežinau tavo vardo. Taip, aš kalbu aplamai, ant ko veikia, ne? Tai yra telefonas, tai yra tabletė, tai yra, žodžiu, aš kalbu apie telefoną, ne? Androidą. Žodžiu, yra Ad Cash sistema. Jeigu nori smulkiai sužinot, kur jinai yra naudojama, tau būtent pasakys tas žmogus, kuris tave pakvietė. Taip įrenginys. Tai visi tai žinome. Andrius, malonu Andriu. Tai va, sakau, toliau galėsit užduoti gerai, jeigu turit klausimų, pasilaikykit, užsirašykit ant popieriuko ar kur nors ir tada galėsim po viso to pabendrauti. Tada netgi galėsim įjungti ir balsu, jeigu norėsit. Žodžiu, kaip priklauso. Tai dabar įsivaizduokit, ką mes turime savo rankoje. To dar nebuvo, ne? Anksčiau darydavo tik kompanijos, o dabar būtent gali daryti tai ir žmonės. Tu gali būti šio projekto dalimi, ne? Būti, kaip galima sakyti, ir elektros tiekėjai. Tai yra kalbama apie ilgalaikį dalyką. Ir būtent įsivaizduoju, kad būtent saulės baterijos, jos generuoja garantuotas pajamas sekantiems 20 metų. Taip, yra būtent saulės baterija, įsigyjama saulės baterija, nuomojama 20 metų ir tu gauni 20% palūkanas kiekvienus metus. Ir ta suma yra išskaidoma kiekvieną mėnesį mokama tau. Irgi apie video, būtent dabar irgi sakau, po visos prezentacijos susisiekite žmogum, video parodysime arba būtent čia galėsiu įdėti būtent nuorodą. Ir dabar buvo irgi rugpjūčio mėnesį inauguracija Rumunijoje, buvo statomas jėgainės, irgi yra video, galite pasižiūrėti. Dabar jau yra pastatytos 3 jėgainės, dabar 4 yra pildoma, kai tik tai surinks reikiamą skaičių panelių, bus statoma kita jėgainė. Ir būtent sekantis projektai laukia Ukraina, Tailandas. Ir įsivaizduok, kad tau nereikia būti ekspertu, ne? Viskas yra jau paruošta. Tau tik reikia daryti, ne? Turėti norą daryti. Ir daryti tai, ne? Tai kartu su mumis, tai, ką mes turime, ne jau, tai, ką mūsų partneriai turi, o mūsų partneriai yra po visą pasaulį, po visą Europą. Tai žodžiu,
yra nerealios galimybės daryti pasaulinę veiklą. Ir įsivaizduok, kaip minėjau, kad reikalingi tik 2 žmonės, ne? 2 žmonės, kurie eitų su tavimi. Tai yra 2 žmonės, tavo 2 viceprezidentai, kurie netingėtų nulipti nuo sofos ir kažką daryti, kad rytojus būtų geresnis. Kaip tai skamba? 2 žmonės, ne? Arba įsivaizduok, 2 žmonės, kurie naudojasi mobiliom technologijom, kurių dabar kiekvienas yra, ne? 2 žmonės, kurie naudojasi mobiliom technologijom, arba kurie naudojasi elektra. O tokių yra, kaip sakoma, labai daug. 80-90% pasaulyje. Tai įsivaizduok, kad būtent, kas kalbame apie mobilias aplikacijas ir saulės energiją, tu gali susikurti pasyves pajamas būtent nuo tavo vieną kartą įdaryto darbo. Tu gali gauti pinigus minimum 20 metų. Žinoma, tai yra daugiau kalbama apie tolimesnę ateitį 20, 30, 40 metų į priekį. Tai va, kaip viskas yra, ne? Tai yra tu ir tavo 2 pagrindiniai viceprezidentai, ne? Kurie su tavimi darys. Viskas, daugiau tau nereikia apie nieką rūpintis. 2 žmonės, su kuriais mes taip pat dirbame. Su kuriais galime tą pačią dieną, ne? Su tais 2 žmonėm padėti jiems uždirbti, tuo pačiu pakeliant tavo pajamas dvigubai, nes tu dirbi su 2 žmonėm. Tai būtent yra pati, kaip sakyt, jeigu tu statysi kažkokį namą, tai statysi ant kažkokio pamato, ne? Tai tu negali pastatyti ant vienos sienos stogo. Tai būtent čia irgi tas pats. Tau reikia 2 stiprių kojų. Kaip viskas vyksta, ne? Kaip sakiau, viskas vyksta su dublikavimu, ne? Kaip ir kiekviename versle. Tu turėsi viceprezidentus, tu turėsi menedžerius, tu turėsi darbuotojus. Tai lygiai čia tas pats, tavo 2 viceprezidentai, su kuriais tu dirbsi, tu padėsi 2 viceprezidentam, kurie būtent su mūsų pagalba tą pačią dieną pradės generuoti pinigus. tą pačią dieną, ne, pradėsim uždirbti pinigus. Ne po savaitės, ne po mėnesio, ne po metų, bet tą pačią dieną. Ir būtent kaip tai padarysim, parodysim vėliau. Ir įsivaizduoju, kad gali pasiekti pajamas nuo 50 iki 150 tūkstančių dolerių per savaitę. Ir viskas, žinoma, priklauso nuo tavo darbo ir tavo 2 viceprezidentų. Ir, žodžiu, yra toksai superinis dalykas, kurį ne visi žmonės daro, kaip vat Robert Kiyosaki sako, atsidėk 10%, ar ten arba Bodo Schafer sako, atsidėk 10%, ne, kiekvieną mėnesį, kad tu padarytum tą saugų fondą, ne. Tai būtent kompanija, ką gero padarė, tai man labai irgi šitas imponuoja, tai būtent nuo tavo uždirbtų pinigų kiekvieną mėnesį 5%, nenuimant nuo tų pinigų, bet pridedant 5%, jie deda į kiaulio taupyklę 12 mėnesių iš eilės. 13 mėnesį tau visus pinigus jie išmoka. Tai yra daugmaž toks kaip pusiau mini finansinis planavimas. Ir viskas vyksta labai paprastai, kaip sakiau, su 2 rimtais partneriais. Dabar yra 3 tokie staigus, ne, per kurios staigus bonusai, kurios uždirbti galėjau tą pačią dieną. Tai būtent retail, ne, tai yra perkant produktą didmeninę kainą ir parduodant jos mažmeninę, gaunant nuo 10 iki 20% nuo produkto. Tai yra greito starto irgi pakuotės, nuo kurių gaunate iki $240. Būtent parodysim pačio galo, kur nuo 10 gali gauti, o su kurio gali gauti 240 nuo vienos pakuotės. Ir būtent tas brick, ne, ta plyta skaitosi lietuviškai išvertus, kaip statoma, tai būtent su 2 žmonėm. Ir jeigu matai dešinėje pusėje viršuje, brick skaitosi, kai tavo 2 viceprezidentai, ne, jie dirba su savo 2 žmonėm.
Tai būtent brick skaitosi $20 nuo to brick, nuo jų 2 žmonių. Ne? Ir žodžiu, viskas tęsiasi į viršų, žodžiu, po $20. Čia tokios greito starto, ne, visi bonusai eina. Dabar didžiausia, toks kaip vienas iš didžiausių pinigų šaltinių, ne, yra generation bonus. Tai yra generaciniai bonusai, nežinau kaip lietuviškai išvertus, bet čia gali nuo savo būtent struktūros komandos, ne, turint 2 stiprius viceprezidentus, su kuriuo mes visi dirbame kartu, tai būtent nuo jo uždirbamų pajamų gauti nuo 10 iki 30% nuo kiekvienos nuo struktūros, ne. Ir būtent einant toliau, ne, nuo tavo 2 viceprezidentų pakviestų žmonių, tu gali toliau gauti 5% nuo kitų žmonių. Žodžiu, čia mes kalbame apie labai didelius pinigus ir labai didelį staigų pokytį jūsų finansuose, tiek finansuose, tiek kitose gyvenimo srityse. Ir čia paprasčiausiai yra įvertinimai, pripažinimai, kurios aukščiausias yra President Millionaire, kai mes kalbame apie $100–150 tūkstančių į savaitę. Dabar tokie irgi motyvuojantis dalykai kaip Diamond Life Tour, ne? Tai būtent pasiekiant tam tikrą lygį, visokios įdomios kelionės, kuriuose galbūt jie net nesate buvę, tai bus Santo Domingo, žodžiu, buvo ir Brazilija, Rio de Janeiro. Žodžiu, yra labai dideli bonusai, plus mašinos, ne bonusas. Tai tarkim pasiekus kvalifikaciją, tau yra išmokami $1000 per mėnesį, kad tu nusipirktum tą mašiną. Tai yra, žodžiu, jeigu pasiemi mašiną leasingu, už tave kompanija moka $1000 kiekvieną mėnesį. O kokia tai mašina išeis, tai irgi yra sąrašas BMW X6, ten Mercedes ML ir panašiai. O jeigu kalbam apie jau ten didesnę kategoriją, ne, tai būtent super automobilio bonusas, kur tau moka $4000 per mėnesį, ne, už tavo tą leasingą, kad išsimokėtum ir ta mašina taptų tavo nuosavybė. Tai būtent mes kalbame tokias mašinas kaip Ferrari, Lamborghini, Aston Martin ir mūsų kolega iš Rusijos šių metų kovo mėnesį jisai gavo Maserati kaip dovaną už gerus pasiekimus. Tai va, dabar toksai labai svarbus momentas, ne, tai yra būtent pasyvios pajamos, kur kaip sakyti, nebūtinai neturi būti tie būtent pastovus pardavimai, tai yra būtent padaryti darbai, nuo kurių tu gauni kiekvieną mėnesį pastovias pajamas 20, 30, 40 metų į priekį. Tai mes kaip kalbėjom apie AdCash bonus, ne? Tai AdCash system tai yra būtent ta sistema, kur būtent su tomis reklamomis jūs uždirbate pinigus. Tai būtent įsivaizduok, kaip sparčiai, ne, tai būtent Tele2, Bitė ir panašiai yra operatoriai, įsivaizduok, kiek yra daug vartotojų, ne, būtent telefonų. Ir įsivaizduok, kad kiekvienas žmogus atėjęs aktyviai naudojantis aplikaciją, ne, jisai gauna nuo skambučių ir SMS pinigus. Ir jisai turi aktyvią aplikaciją. Ir įsivaizduok, kad kiekvienas žmogus, nesvarbu, ar jisai atėjo, tarkim, tu turi 2 viceprezidentus, ne, ir jie naudojasi aplikaciją ir paskui pas juos atėjo ten daug žmonių, ne, ten pas kitus ir, žodžiu, vartotojų tinklas, ne, kaip ir Maxima ir kitos didelis vartotojų tinklas. Ir tu įsivaizduok, kad visoje struktūrai, ne, nuo tavo pirmų 2 žmonių, tu nuo vienos aktyvios aplikacijos gauni $1 į savaitę. Tai yra $4 nuo vienos aktyvios aplikacijos. Tai įsivaizduok, 100, 200, 1000, 2000 ir panašiai. Čia nėra dideli skaičiai, kalbant apie vartotojų, būtent mobilių telefoną. Ne? Ir žodžiu, jie plus dar gauna pinigus, tu dar gauni pinigus ne tik nuo savo atsilieptų, bet ir nuo tos uždirbamos sumos, ne, ką uždirbs tavo būtent viceprezidentai, tu gausi dar procentą nuo jų. Tai įsivaizduok, kiek žmonių vartoja mobilų telefoną
ir kokios yra galimybės. Ir tai, įsivaizduokit, tai yra patentuota, tai yra nauja. Visi tai, ką tu gausi už reklamas tos pinigus, 20, 30, 40 dolerių tu apsimokėsi savo mobiliojo telefono sąskaitą. Kiek tai žmonių norėtų padaryti? Ne vienas. Tai būtent mes turim didelį potencialą Lietuvoje ir sakau, Lietuva, Pabaltijos šalys, Airija, Anglija, daug kas išvažiavę, visi, Amerika irgi, kaip sakyt, irgi pati pradžia, turime nerealias galimybės. Kitas pasyviųjų pajamų srautas, tai yra būtent kalbame apie elektrinę, būtent apie saulės energiją, tai būtent pačioj tavo struktūroje susikaupus saulės panelėm, saulės baterijom, tu nuo visos struktūros, nuo kiekvienos saulės baterijos, tu gausi po $1 į mėnesį. Ir tai tu gausi 20 metų minimum. Tai yra ateis, ten, sakau, į struktūrą ateis žmonių, kas 1 panelę, kas 5, kas 10, kažkas tai gal ir 100 panelių. Ir viena panelė tau neš $1 į vieną mėnesį. Žodžiu, savo, kaip sakyt, į ateitį savo senatvę turėsi garantuotas pajamas, kurias, kaip sakant, galėsi bet kur protingai panaudoti arba toliau tiesiog gyventi iš dividendų. Tai būtent mes turime du pasyviųjų pajamų šaltinius, kur, žodžiu, atliekus vieną kartą darbą, tu gauni pastoviai. O pati AdCash sistema, kas susiję su reklama, ten nėra terminuoto limito, kaip kad su Saulė 20 metų ir paskui, žodžiu, ten tęsis ir taip toliau. O kas susiję su AdCash sistema, tai yra nelimituota, tai gali būti 20, 30, žodžiu, kol bus pati aplikacija aktyvi, kol žmonės tai naudos. Ir, žodžiu, čia būtent toksai kaip čartas, kaip grafas yra su AdCash, su saulės energija, pardavimų kiek ir tavo pasyvios pajamos. Tai labai trumpai yra 10 būdų, 10 bonusų, kurios gali užsidirbti, plus 2 pajamų srautų šaltinius. Ilgam laikotarpiui, ilgam gyvenimui. Tai būtent toliau pereisiu prie būtent kompanijos paketo, tų produktų, kurie yra vienkartiniai. Tai yra vienkartinis mokestis, kuris tau atneš tą galimybę tapti būtent projekto dalimi ir, žodžiu, atnešti, pasigerinti savo gyvenimą labai greitais, jau kalbant dienomis, valandomis. Tai būtent, kas įeina į tą, pavyzdžiui, į Smart Pack, yra Partner Pack, yra pirmasis paketas, tai yra $139, Affiliate, tai yra partnerio mokestis, pačios franšizės yra $39, ir tai yra vienkartinis, plus Smart Pack $100 irgi yra vienkartinis. Ir į patį Smart Pack, kas įeina, tai būtent įeina soft simas, tai yra būtent instaliuojama į savo telefoną ir gali bendrauti, žodžiu, su kitu žmogumi, kuris turi soft sim, gali bendrauti nemokamai, nesvarbu kokioje pasaulio šalyje būsi, ir gali bendrauti, kad ir su video, žiūrint vienas į kitą. Kaip kad dabar, jeigu norėtum tai daryti, kaip sakant, yra nemažai kainuoja tai, o čia galėsi daryti nemokamai. Toliau Super Free World, tai yra būtent skambučiai, 0 centų į daugiau nei 100 šalių po visą pasaulį. Būtent su šito Super Free World planu. Video Webmeet, tai yra būtent tai, ką jūs matote dabar, tai yra būtent kambarys, kur galima su iki 1000 žmonių bendrauti vienu metu ir iki 32 žmonių bendrauti būtent su video, vienas su kitu. Video postcard, tai yra būtent video kaip ir e-mailai, kuriuos irgi galite siųsti video formatu. Ir, žodžiu, yra neriboti templates, tokie kaip sakyt,
kaip grafika, ne, tokia, kurią galite siųsti kartu su e-mailu. Ir pati AdCash sistema, tai yra būtent pati aplikacija yra per Google Play, ne, kurie yra nemokama, galite įsidiegti į savo išmanųjį telefoną ir būtent ten suvedus savo prisijungimo kodus, kuriuos gaunate su šitu SmartPack, jūs pradedate uždirbinėti pinigus per savo telefoną, ne, per skambučius, per SMS-us. Ir 2 kuponai paprasti, tai būtent $25 kuponas su technologijom kažkokiam įsigyti, ne, jeigu ten, tarkim, yra parduotuvė norite. Arba $50 bonusas, kurios galite kaupti perkant saulės baterijas. Pavel Rozevič, čia tik Androidui. Čia yra Pavel Rozevič. Žiūrėk, žinai kaip padarom? Visus klausimus, tarkim, kas susijęs su Power AdCash, irgi po šitos prezentacijos gerai atsakysim. Jo, čia LT Artūras, jeigu kas galės atsakyti gerai, kol aš kalbu. Jo, tai vat, kitas toliau eina, ne? Yra MasterPack, tai yra būtent irgi 39 affiliatas, yra viskas vienkartiniai. Vienas SmartPackas ir plus 5 SmartPackai, kurios galite parduoti po $100. Arba ten, nežinau, galite iš tikrųjų, jeigu, kaip sakyt, norite ir dovanot, galite kitą padovanot žmogų, kuris daug bendrauja telefonu. Ir, žodžiu, jam kaupsis pinigai ir nuo aktyvacijos ir jums eis pinigai. Ir būtent kas vyksta, būtent su šito MasterPack, pas jūs atėjus partneriui, jūs gaunate $120 tą pačią sekundę, kai partneris ateina pas jūs. Tai, žodžiu, yra toksai greitas starto bonusas. Ir paskutinis yra Power MasterPack, tai įeina viena saulės energija, viena saulės baterija, nuo kurios jums yra generuojamas pajamos 20 metų. Tai yra būtent dividendai, palūkanos 20% į metus, 20 metų į priekį. Tai, žodžiu, viena saulės baterija kainuoja, kaip mato, $1200, po 20 metų tai yra 400% iš viso, ne, 300% prieaugis, tai būtent $4800 pas jūs ateina, susikaupia būtent per tą laikotarpį. Čia kalbant, jeigu iš viso nieko nedarant, nejungiant kitų žmonių, čia jūs gaunate tokias palūkanas. Jeigu atėjus 2 rimtiems žmonėms, su kuriais dirbate, žinoma, pas jūs dividendai bus daug didesni. Ir čia, Artūras, palūkanos yra mokamas, sakau, 20% per metus, bet jos yra išmokamas kas kiekvieną mėnesį. Tai yra dalimis, ne? Tai vat, plus įeina 6 SmartPackai, tie būtent, kuriuos rodžiau prieš tai. Tai yra vienas jums, kiti 5 arba pardavimų po $100, arba paprasčiausiai galit, nežinau, kalėdoms padovanoti savo žmonėms, savo draugams ar dar kažkam, kur žinote, kad žmogus tikrai su telefonu daug bendrauja, kalba, žinučių kažkiek siunčia ir panašiai. Ir būtent koks didžiausias pliusas yra tai, kad pas jūs atėję partneriai, bus žmonių, kurie norės daryti rimtai, užsiimti to, jūs gausite greitą bonusą, tai yra tą pačią sekundę atėjus partneriui, jūs gausite $240 nuo vienos pakuotės. Atėjo pas jūs 2 partneriai, tą pačią dieną atėjo 2 partneriai, būtent su Power Master, jie atėjo užsiimti rimtai, jums į sąskaitą įkrenta 240 nuo vieno, 240 nuo kito, plus už tą break, kur aš rodžiau anksčiau jums, už 2 žmonės, už tą trikampį, jūs gaunate plus dar $120 bonus. Žodžiu, atėjus tą pačią dieną 2 partneriam, pas jūs į sąskaitą įkrenta $600 tą pačią sekundę. Taip. Toliau, dabar koks privalumas pačio Power Master, pačios pakuotės šitos didžiausios, tai, kad jūs gaunate didžiausius bonusus visuose 3 verslo centruose. Tai būtent Partner, kuris pirmas buvo, Master ir Power Master. Jūs gaunate didžiausius bonusus.
ir jūs gaunate didžiausius bonusus, kas susiję būtent su mobiliom aplikacijom, mobiliom technologijom ir būtent su saulės energija. Ir, žodžiu, jūs tampate kaip ir tos energijos, tos atsinaujinančios energijos kaip ir brokeris, nes jūs tom užsiemate, jūs plečiate projektą. Mes kalbame apie projektą, kuris yra labai svarbus ir jeigu kažkiek esate skaitę, kad jeigu taip ir toliau nesikeis globalinis atšilimas ir panašiai visi tai įvykiai, kas yra įtakojami būtent visų tų industrijų, tų ten iki 2050 metų mūsų vaikai neturės kom kvėpuoti. Tai, žodžiu, mes prisidedame prie projekto, kuris atneš tiek, kaip sakyt, gamtinės, tiek socialinės gerovės ir tiek finansinės gerovės pačiam, sekančius 20 metų minimum. Tai, žodžiu, kaip Artūras sako, turėsite dalį elektrinės, būsite elektros tiekėjai. Ne tai, kad jūs mokėsit už elektrą, bet jums mokės, kad jūs parduodate elektrą. Ir viskas vyksta, būtent jokių problemų su bankais, jokių nuomų, jokių ten sandėliavimų ir panašiai. Viskas yra taip sukurta, kad mūsų, kaip sakyt, mūsų tikslas yra didinti apyvartas, didinti kompanijos plėtrą, žodžiu, už tai yra mums gausiai atlyginama. Už gerą darbą. Žinoma, visi turim svajonių, galim pradėti svajoti, nes tai, ką mes turime dabar rankose, tai yra ateitis. Galite neigti, galite ten kažkur žiūrėti ir panašiai, bet geriau pasigilinus, jūs, kaip sakoma, pamatysit, kad tai yra ateitis. Ir įsivaizduokit, kad 2011 buvo išleidžiama apie 3 milijardus dolerių reklamoms pasaulyje. 2015 planuojama, kad tai bus 20 milijardų dolerių. Ir įsivaizduokit, kad tai, ką mes turime dabar su telefonu, mes pasiekėme 100% žmonės. Tai, kas televizijoje, tai ne visi pasiekė. Aš pats asmeniškai net nežiūriu televizoriaus. Tai aš net nematau reklamų. O čia aš visada matau. Tai pagalvokime, apie ką mes kalbame. Ir įsivaizduokit, jūs sukūrėt savo verslą, jūs sukūrėt didelės pajamas, jūs gyvenate tokį gyvenimą, apie kurį senai svajojate. Ir mes turime visą komandą, visą partnerių štabą. Mes turime, kaip sakyti, tvirtą užnugarį, kuris turi, patikėkit, turi tokios įtakos kompanijai. Ir įsivaizduokit, kad jūs viską sukūrė, jūs galite tai visą perleisti savo vaikams. Tarkim, jūs dirbo 20 metų, 30 metų šiame, sukūrėte ten $100 000 į mėnesį, ar ten daugiau, ar ten $50 000 į mėnesį. Ir jūs visą tą galite palikti savo vaikams kaip palikimą. Ir jie toliau vysto nuo tos vietos. Ir tai pati kompanija garantuoja. Tai taip, kad laikas pradėti svajot. Nesenai buvo konferencija Dubai, 7 žvaigždučių viešbutyje. Kas žino, galbūt greitų metų ir tu ten būsi. Taip, kad visi galime išpildyti savo svajones labai labai greitai, patikėkite. Vėlgi video, susisieksime. Ir dabar apie Santo Domingo, žiūrėkite, yra nereali galimybė, patekti į Santo Domingo, kuris vyks, tai yra būtent tokia kaip kelionė, į Santo Domingo, už kurią kompanija sumoka viską, būtent atliekant nedidelę kvalifikaciją. Patikėkit, nedidelę kvalifikaciją, kurią galima greitai padaryti. 2-3 savaitės galite tai turėti. Ir mes turime tikrai nemažai laiko, pati kelionė kovo mėnesį, iki sausio, iki vasario mėnesio kvalifikuotis, mes tai galime padaryti iki kalėdų. Ir kelionė į Santo Domingo yra jūsų. Taip, Artūras gerai, kad paminėjo, yra galimybė daryti šitą verslą dviems,
tai yra vienas galbūt ten kaip ir per daug, ne, pradėti tiek pinigų. Jūs galite su kažkokiu žmogumu, ar ten, jeigu esate vienas ten, žinot, draugą, ne, jūs susijungiate, ne, galite būti bendras savininkais verslo, ne, ir žodžiu galite daryti šitą projektą dviesi. Nereikia būtent galbūt neštenais nusipirkti franšizę vienam, bet galite dviesi. Arba galbūt gali būti jūsų idėja, o kažkas turi pinigus, ne? Jisai gali atnešti pinigus, jūsų idėja, jūs dirbate kartu su mumis ir mes padedame jums pačią pirmą dieną turėti rezultatus. Santo Domingo, vėlgi, video galėsime pažiūrėti. Taip, kad mes dabar esame, kaip sakome, tam gold rush, ne? Pačiame įkarštyje. Mes turime dvi stipriausiai augančias ir didžiausias rinkas, tai yra mobilios technologijos ir atsinaujinti energiją. Ir vienintelis dalykas tai yra startuoti. Vienintelis dalykas yra žengti patį pirmą žingsnį. Nes neužlipęs ant dviračio negalėsi važiuoti. Neužvedęs savo automobilio raktelio irgi negalėsi važiuoti. Būtent Artūras gerai sako, Lietuva, Latvija, Estija yra tuščia. Mes kalbame apie dominavimą, ne? Jūs galite būti pačioj pradžioj. Pačiame, kaip sakyt, žydėjime, ne? Tai yra klausimas, ar jūs norite dabar, ne? Kaip sakyt, būti vos net kaip pionieriais, ne? Patys pirmi, ar jūs norite būti viduryje, kai jau tie, kurie bus pirmi, jau turės nemažus rezultatus. Klausimas. Tai vat, tai tiek, ačiū už buvimą čia ir iš tikrųjų